Sveiki, mėly Dzinklopedijos klausytojai. Šiandien nersime į pasakojimų pasaulį. Perspėju, kad šiandienos laidelė gali būti baisi visai mažų vaikų ausims. Na, bet jei tavo ausis drąsios, pasiruošk ir įsitaisyk patogiai. Keliaujame į paslaptingą sakmių pasaulį. Sakmės yra trumpi pasakojimai, kurie padėjo mūsų protėviams suprasti pasaulį ir paaiškinti gamtos reiškinius. Sakmes perduodavo iš kartos į kartą žodžiais, tik daug vėliau jos buvo užrašytos. Iš pasakojimų buvo suprantama, kad už blogą elgesį baudžiama, o už gerą apdovanojama. Sakmėse dažni veikėjai yra mitinės būtybės, tokios kaip aitvarai, kaukai, žalčiai, velniai, raganos, baubai, žiburiniai. Mano mėgstamiausios yra laumės. Apie jas ir papasakosiu. Laumės lietuvių mitologijoje yra paslaptingos antgamtinės būtybės, kurios dažniausiai siejamos su gamta, ypač su vandeniu, su miškais ir audromis. Šios būtybės kenkia arba padeda žmogui. Laumės dažnai apibūdinamos kaip aukštos, grakščios moterys, turinčios ilgus, sidabrinius arba auksinius plaukus, kurie blizga mėnesienoje. Jų akys būna žalios ir žibančios lyg paslaptis. Oda balta kaip sniegas arba švytinti, kartais net permatoma kaip rūkas. Laumės vilki lengvas, plazdančias sukneles, kurios atrodo tarsi iš rūko ar vėjo nuaustos. Sakoma, kad šių būtybių rūbai gali keisti spalvą, nuo mėlynos kaip vanduo iki pilkos, kaip audros debesis. Kai kada laumės pasirodo be drabužių, ypač kai šoka lietuje ar maudosi upėse. Tada jų plaukai apgaubia kūną kaip apsiaustas. Mitologijoje šios veikėjos dažniausiai randamos prie upių, ežerų ar šaltinių, kur jos maudosi, audžia arba šoka mėnulio šviesoje. Jos taip pat gali gyventi pelkėse ir miškuose, kur iš tolo girdisi kažkoks paslaptingas dainavimas ir juokas. Dažnai sakmėse laumės turi ne visai žmogiškų savybių. Žmonės tikėjo, kad jos gali turėti žąsų, ožkų ar arklių kojas, kurias slepia po ilgomis suknelėmis. Tai rodo šių būtybių antgamtišką prigimtį. Kartais laumės padeda žmonėms, palieka verpalų, padeda moteriams austi ar padovanoja stebuklingų siūlų, gali globoti kūdikius, jei tik su jomis elgiamasi pagarbiai. Jei žmogus jas įžeidžia ar šaiposi, jos gali užkerėti, prakeikti ar net pagrobti. Laumės mėgsta grobti kūdikius ir jaunus vyrus, gali išsiurbti žmogui kraują arba atimti jėgas. Todėl kai kuriuose sakmėse jos primena vampyrus. Sakoma, kad laumės gali sukelti stiprias liūtis ir audras, jei supyksta ant žmonių. O kaip apsisaugoti nuo šių mistiškų padarų? Senoliai tikėjo, kad geležis atbaido šias būtybės, todėl žmonės prie lovų ir durų padėdavo peilius ar žirkles. Maldos perkūnui taip pat galėjo apsaugoti nuo šių miško dvasių, nes perkūnas buvo didžiausias jų priešas. Sakmėse jis kartais trenkia į laumes ir jas sunaikina.
Negalima eiti prie vandens telkinių per pilnatį ar po saulėlydžio, nes tada laumės gali pasirodyti ir pavilioti žmogų. Štai ir viena sakmė jums. Seniai viename kaime gyveno jauna moteris vardu Julija. Šioji buvo ką tik ištekėjusi ir laukėsi pirmojo kūdikio. Vieną vakarą per pilnatį jos vyras dar nebuvo grįžęs iš darbo laukuose. Tad moteris išėjo sau viena prie upelio skalbinių išskalbti. Buvo jau sutemę, o šviesus mėnulis žibėjo virš vandens. Staiga Julija pajuto, kaip vanduo lyg šaltos rankos apglėbė jos kojas. Ir iš miško pasigirdo keistas juokas. Jie atsisuko ir pamatė 3 aukštas moteris su ilgais išsidraikiusiais plaukais, kurių akys žibėjo, o rankos buvo plonos, gyslotos, lygi šaknų susipynusios. Tai buvo laumės, kurios dažnai pasirodydavo prie upių. Eik su mumis, gražuolė, mes tau parodysime paslaptį, sušnabždėjo viena iš jų. Jauna moteris norėjo bėgti, bet kojos sustingo. Laumės jau buvo apsupusios savo auką. Būtybėms vos pakėlus rankas, vėjas ūžtelėjo per medžių viršūnes. Ir staiga Julija pajuto, kaip šaltos rankos ją neša miško link. Ji bandė rėkti, bet balsas užstrigo gerklėje. Mergina tik mirktelėjo ir ji jau buvo paslaptingoje pievoje, kur degė mėlynos liepsnelės, o aplink šoko jau 10 laumių. Jos dainavo, sukosi ratu, o centre stovėjo akmeninis lopšys. Tu mums atiduosi kūdikį, sušnabždėjo vyriausioji laumė. Julija negalėjo pasprukti, laumės laikė ją įsitvėrusios. Moteris sukaupė visą drąsą ir sušnabždėjo maldą perkūnui. Vos tik tai padarė, dangus sudundėjo ir žaibas trenkė visai šalia. Laumės išsigando ir akinamos šviesos blyksnio kaip mat paspruko. Julija suklupo, o kai pakėlė akis, ji jau buvo viena ir liko klupščia toje pačioje vietoje prie upelio. Jau aušo rytas ir moteris suprato, kad praleido visą naktį laumių nelaisvėje. Nuo tada ji niekad nėjo prie upių po saulėlydžio. O kaimo žmonės sako, kad jos vaikas turi ypatingų galių. Gali numatyti, kur ateis laumės. Jeigu tau patinka Dzinklopedija, paprašyk suaugusiojo pagalbos ir ateik pabendrauti į komentarų skiltį. Iki kito karto!